Nesidrovėkite, užeikite ir pasižvalgykite į 7bet NKL 9-osios savaitės gražiausių epizodų 10-uką. 10-ojoje vietoje Nojaus Pabrėžos pastangos duoda saldžių vaisių. 20-metis atsiduria laiku ir vietoje. 9-oji vieta. Pasižiūrėkime į žvėrišką sprogstamąją jėgą. Laurynas Balkūnas greitai ir efektingai. 8-oji vieta. Iš Pauliaus Semaškos rankų jau tradiciniu tampantis magiškas jo perdavimas. 7-oji vieta. Viskas lyg ir iš to paties repertuaro. Mantas Laurenčikas griežia smuiku, Nedas Raupelis muša būgnu. Badumts. 6-oji vieta. Blokų karalius Karolis Guščikas primena, jog po krepšiu yra jo teritorija. Įvažiuoti draudžiama. 5-oji vieta. Nuo neįprastos saulinijos užsitaisęs Gytis Mačionis debiutantams įsūdo tokiu stiliumi. 4-oji vieta. Vadimas Prokopenko sužvėrėjo, nugesintas varžovas ir šėlstančios tribūnos. Koks blokas. 3-oji vieta. Veteranas vos nenuraško lanko. Egidijus Dimša išleidžia visą įniršį ir pyktį. Tad nedėkokit. 2-oji vieta. Danielius Kasparas apsaugo lanką, o Gantas Kryžanauskas pašėlusiai jį sudrebina. O, vaikyti. 1-oji vieta. Kur pradėjome, ten ir užbaikime. Vilkaviškyje paskutinį garsų akordą sugroja Shea Reilly ir Arminas Vilkas. Vienas už kitą įspūdingesni dėjimai. Aš apakęs.